O daugelis logistinių dalykų jau yra įspręsti. Tad pažiūrėkime, kokiais automobiliais važinės svečiai ir kokį vandenį jie gers. Bendradarbiauti su verslo įmonėmis įprasta visose ES tarybai pirmininkaujančiose šalyse. Paslaugas per pirmininkavimą bendrovės teikia neatlygintinai. Taip taupomos pirmininkavimui skirtos valstybės lėšos, o įmonės turi galimybę reklamuoti savo vardą, produktus, ieškoti naujų partnerių. Dažniausiai sutartys sudaromos su ryšio, transportavimo, maitinimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis. Užsienio reikalų ministerija šiuo metu yra sudariusi 5 sutartis. Aukšto rango svečiai, ministrai, Europos komisijos nariai bus vežiojami BMW automobiliais. 183, 5 ir 7 klasės automobilių parūpino bendrovė Krasta Auto. Pirmininkavimo renginiai vyks ir šaltuoju metų laiku, tad įmonė pasirūpins ir žieminėmis padangomis. Degalų nemokamai įpils Orlen Lietuva. Geriamąjį vandenį per visą pirmininkavimo laikotarpį tieks Birštono mineraliniai vandenys. Bendrovė ketina pirmininkavimo metu suteikti apie 100 000 litrų. Tas vanduo stovės posėdžių metu tiek Vilniuje, tiek Briuselyje. Ateityje ketinama dar pasirašyti ir deramasi su kitomis mažesnėmis įmonėmis, kurios galėtų pavaišinti pirmininkavimo svečius nacionaliniais, tradiciniais lietuviškais produktais, maisto produktais, gėrimais, saldumynais, arbata. Paslaugas per pirmininkavimą teiks ir informacinių technologijų bendrovė Baltic Data Center. Viso pirmininkavimo metu neatlygintinai teiks duomenų saugojimo ir kopijavimo paslaugas. Bendrovė suteiks galimybę mums saugoti 60 milijonų dokumentų, bei taip pat kas 4 valandas darys po 10 kiekvieno dokumento kopijų atsargai. Visa tai bus saugojama, kaupiama debesų kompiuterijos pagrindu. Siuntų pristatymą užtikrins transportavimo ir sandėliavimo bendrovė DHL Lietuva. Įmonė gabens siuntinius į visas valstybės, kuriuose Lietuva turi atstovybės ir konsulatus. Taip pat užtikrins, kad įvairias valstybės pasiektų dovanos bei Lietuvą pristatančios parodos.